kaip mervakaris? Gerai visai. Buvo striptiziorčikas? Tai aišku buvo. Aš dar išrinkau toks blondinas durnas, kad Laurai patiktų. Patiko? Tai jo, šiaip visos ten driekom, nes gerulis toks, o Laura tai atsipalaidavo kaknadą. Ką darė? Nu tai jis ten šoko aplink ją, raitėsi, nusirengė ir pradėjo ją nurenginėti. Eik tu, na. Nu, tai ir davėsi, plikais papais liko. Fotkinai gal? Ne, negalima tų striperių fotkinti. Kodėl? Blico išsigąsti ir apsimyšt gali. Nu nežinau kodėl, bet negalima. Nu gerai, o kaip ten su ta Laura baigėsi? Tai žodžiu, pabėgo jinai į kitą kambarį bliauti. O, girtos bobos. Ir žinai kodėl? Nu? Tas striptizo šokėjas jai priminė jos buvusi Igną kažkokį. Tai bliovė ir kūkčiojo, kaip jinai Igno pasiilgo. O po mėnesio ženėsi su tom. Nu. Nu puiku, graži pora išeis. Nu. O kaip dėl jūsų bendro kario nusprendėt jau kada darysit? Tai kitą savaitgalį jau užsakyta merga yra su pačiais didžiausiais papais Vilniuje. Tik žiūrėk, neišprotėk tokius pamatęs. Nu man ir pačiam baisu, nes jau seniai didelių papų nemačiau. Tik nepradėk. Gi pati žinai, kad ne dėl tavo papo tave myliu. Ir kada tu išmoksi komplimentus sakyti savo moteriai veršitų? Tada, kai išmoksi savo vyrui cepelinų cepelino formos išvirt.